Tai sunkios rungtynės, aišku, pirmą kėlinį įmušėm įvartį, bet pats žaidimas, tai nepasakyčiau, kad tenkino, sakykime, rezultatas tai, bet pats žaidimas daug broko, daug klaidų, daug netikslių perdavimų. Antrą kėlinį, tai manau, jėgelių pritrūko. Šiaip žaidėt vis dėlto su daugkartinėmis Lietuvos čempionėmis, nors šį sezoną Gintrą pabarsto tų taškelių, bet matėsi tikrai varžovių užsivedimas ir toks žūtbūtinis noras maksimalų rezultatą išsivežti, ir nedaug trūko, kad būtumėt šiek tiek nuskausminėjęs. Nedaug, bet trūko, suprantat, tas yra, kad nedaug niekam gerai, mes pralaimim vienu įvarčiu. Bet pralaimim 0 taškų, nesmė, 1 ar 2 ar 3 įvarčiais pralaimėsim, bet mes pralaimim, ta prasme, tai tie pralaimėjimai pasitikėjimo neprideda. Aišku, Gintra tokioje situacijoje, kad jie nebeturi kur trauktis, o mes neturim ko prarasti, bet dėja šiandieną nepavyko. Kiek gal atsiliepė jūsų lyderių išvyka su Lietuvos rinktine, po to ir antrosios rungtynės, toks maratonas ir šiek tiek gal ta rotacija sumažėjusi dėl kai kurių traumų? Aš nepasakyčiau, aš kaip tik džiaugiuosi, kaip mūsų žaidėjas išvažiuoja rinktinę, Vestinas sužaidus 2 rungtynės, puikios formos, Milda visą laiką pasiruošus. Ema gal sunkiau antrą kėlinį matėsi, kad truputėlį toks, trūko šviežumo. Bet visumoje tai mūsų pačius, kas mes čia liekam, net labiau išbalansuoja tie tarpai. Nes atrodo, tik įsivažiuoja ir tada vėl, kadangi nesam profesionalės, kada nėra savaitgalių rungtynių, mes išeinam iš formos. Šiaip ta rotacija tikrai nedidelė buvo, neturėjot ir atsarginės vartininkės, ir aikštės žaidėjų ribota, gal vis tik tai per vasarą žvalgysitės kažkokio papildymo? Mes ir dabar ieškojom žaidėjų, mums trūksta 2 atakuojančio plano žaidėjų. Bet dėja, mums žiemą nepavyko pasistiprinti, labai norėtųsi, kad vasarą tas pasikeistų.